Visi sveiki, su jumi vėl aš Šarūnas Gudunskas, jūs pas mane svečiuose ir ant žolytės mano persai. Taip vadinam Šiaurės Kaukazai, bet kaip sakiau, yra kelios pakreipos. Yra aukštesni, stambesni, yra Šiaurės Kaukazai, yra mažesni, kuklesni tokie, su antakiais užleistais, yra Budionovo pakraipos. Daugumas jos vadina persais, aišku, prilipo ir kitiem tas pavadinimas persai. Aišku, jie žinoma ir kilę iš tų Iranas. Tai va, tai šakiai Rusija kariavo su musulmonais, reiškėsi, tai kazokai parsivežę buvo šitos paukščius ir protėvis jų ir kažkaip tai čia jie įsiliejo su vietiniam veislėm ir tai va, tokie va paukščiai. Tai va, aktyvūs, stiprus, kaip lauke būna. Gainiot negaliu paukščius, neturiu šiandien laiko. Vienas dalykas bakincam leis, bet irgi čia gainiojau, buvo dingę, rūkai dabar. Ryte rūkas, vakare jau laiko nėra, grįžęs, kaip sakyt, grįžti ir nėra kaip kelt, tai pradės skraidyti ir nenusės, tai va, tai taip yra irgi ten gražių, matot, mina kojom, pas jas yra tokį stulpą traukia į viršų, mindami kojom, sėda irgi mina kojom. Dar išlikę ir vertimas, tai čia laiko turim, galima su jais susiimt, sakau, aš kažkada tai pradžioj savo balandininkystės, kai grįžau, jau kaip grįžau į Šančius, tai va, tai atsikraušiau. Tai reiškėsi, čia va pradėjau laikyti, tai buvo labai užsidegęs, čia buvo noras tos čempėtus pakelt ir kėliau ir skraidė, sakau, viskas labai gerai. Jie lengvi, atrodo, kad jiems sunku, bet gali, aišku, ne pirmoj kartoj, čia va dabar po ilgo laiko, kaip jie jaunimas leidžiamas visas į lauką. Bet jie perės, jų vaikai perės, jeigu bus laisvi ir reiškiasi galima atrinkti skraidančius. Žinoma, nesitikėkit valandų, bet tai va, tai su bakincais neturiu kada užsiimti, labai gaila, bet leidžiu darbo dienom kiekvieną rytą, bet, sakau, tie rytai jau ruduo. Viskas taip susiklosto, kad ruduo. Sakau, į rūką pakėliau. Dingo paukščio, aišku, grįžo. Duirancas, geltonas bakincas gražus grįžo. Ant kitos dienos iš rūko. Bet va taip, kad sakau, laikas, lietus va prasidės, tai išvis čia nieko gero, nieko nežada, aišku, dar ir turi grįžti banditai, teroristai, ilgaodegis, lenktas sparnis. Tai va, taip, kad dar yra ir taip tokių visokių įsipareigojimų, va su šitais važiuosime į parodą, į Balstogę, Belestoką.
bakinsus vešiu. Reiškiasi, parodysim plačiai visuomeniai. Pasižiūri. Tai va, dar turiu visokių kitokių reikalų. Tai šiandien nenorėjau leistis. Šitie biški ramesni. Niekur nenuskris. Po žolę. Šlepu. Tai va, tai dar perim šitų paukščių. Kaip ir minėjau, dar perim, yra jų. Jaunų yra. Tai sakau, dar reiktų pernykščias 2 patelės įmest čia pavaikšto, biški pasimankština. Reikės katrą dieną užsiimt, kaip laisvesnis būsiu, nes tai va, turiu dar šeimoje ir ligonių. Reik lankyti, paskui važiuosiu į reabilitacijas. Tai sakau, pilnai užkrautas ir neturiu baisiai daug laiko skirti savo bakinsam, o labai gaila. Dar kol nemuša plėšrūnai, tai dar yra proga pagainioti juos. Blogiausia atveju kitiems metams liks perinksim ir jie maudytis prie baseino sustoja, bet neduosiu, nes bus šlapi, nespės išdžiūt. Anksti naktį išvažiuosiu, jau turiu būti 5-4 parodoj. Priduot paukščius. Tai va, tai taip, kad atstovausim Kauno klubui. Tai va, taip, kad tokie varikaliukai. Turim dar minutę vieną kitą laiko. Išleidau bent šitus pakvėpot, pasimankštint. Dar reikia atrinkti, ką išvežti, parodyti. Žmonių tas susidomėjimas ten didelis. Reiškiasi. Tai va, tai taip, kad galėsite mumi aplankyti Balstogį, pamatyti sekmadienį gyvai tos paukščius, kurie va vaikšto čia. Vešiu 4 balandžius, 4 bakinsus, 4 persus. Dar turėjo ir iš klubo duoti žmonių, bet vėlgi pas visus visokios savo problemos, savo visokie dalykai, kur, kaip sakyt, gyvenimas eina, jisai nestovi vietoje ir nesisuka vien tik tai apie balandininkystę. Visi turi savo visokių reikalų. Tai va, tai taip, kad labai su maža ekspozicija mes čia sudalyvausim. Šiaip turėjom didesniam pajėgom. Tai va, taip, kad yra kaip yra. Gyvenime, aišku, ir laikas kaip sakyt, neparodinis dar. Dar neparodinis, dar aišku, kaip žmonės atsinešė išėrimą paukščių, tai pas kažką pradėjo, išbyrėjo visi, matyt, nėra pakankamai priedų stiprių. Pas mane persai, prašau, neišbyrėję, nenuplykę, šeriasi, bet taip lengvai. Tai va, taip, kad bakinsai irgi jaunimas.
persus vakar apžiūrėjom. Tai po vieną skrydžio plunksną išmetę. Tai va, tai taip, kad nieko tai baisaus. Galėsiu parodyti, aišku, įdomiau būtų buvę dekoratyviniai mūsų paukščiai. Lenkai domisi labai mūsų, ką mes laikom gražiais paukščiais, tai va, nu, ką darysi. Vešiu savo negražius, o jie pažiūri į negražius paukščius, tai va taip. Toks va, vienas filmukas toks, kaip sakyt, parodyt, kad mes gyvi, kad mes judam, o paskui jau reportažas bus iš Turgaus gal, Lenkų. Aišku, parodą pafilmuosiu, bet nežinau, į kurį kanalą įdėsiu, matysite, aišku, žiūrite rusišką kanalą mano ir lietuvišką. Rusai žiūri, ten YouTube pas juos streikuoja, bet, nu, įdėsim, parodysim, taip kad stebėkit, žiūrėkit. Jeigu laimingai davažiuosim, parvažiuosim, bus viskas bus video reportažą. Tai va, nu, kągi, tiek. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad dedat laikus. Kuo daugiau laikų, tuo daugiau mumi mato, tuo daugiau mes populiarinam savo pomėgį, nes dariau ten tokius reklaminius dalykėlius, tai buvau nuvažiavęs, daro ten taurės, viską, tai sako, va, nu, sakau, va, žvejybai ten visokiem dalykam, šunim, katėm, pridaryta visokių, im pirk, va, dėk. Sakau, balandžiam labai skurdu, tai sako, va, matot, dabar tik tai sužinojom, kad dar šitas užsiėmimas vis dėlto vyksta, kad dar jūs gyvi, kad jūs judat, nu, va, tai va taip, kad reikia judėti, nesvarbu, vienas tu ar du, kaip sako vienas mano pažįstamų balandininkų, jeigu niekas to nedarys, tai nieko ir nebus. Tai va, taip, kad mūsų mažai, bet reik daryti, reik judėti. Tai va, ką, berniukai, ačiū. Taip, kad dėkit laikus. Nykštį į viršų, nykštį į apačią, nesvarbu, patiko, nepatiko, bet dėkit jos, kelkit video, kad mumi matytų, kad mumi girdėtų, kad matytų, kad mes dar tokie esam. Ir kągi, visiems sėkmės.